Sveiki, gerbėmieji. 958 Ukrainos karo diena, bet pradėsiu iš toliau. Girdžiu jūsų pastabas dėl garso kokybės. Nusipirkau mikrofonus. Tokius, netgi 2, kad būtų galima su pašnekovu kalbėtis. Tai jau antras kartas, kai aš perku. Pirminė paėjo. Dėl vienos priežasties, antrinė paėjo visiškai, nepaėjo su mano aparatu. Nes neatpažįsta, draugai bandė ten visokias aplikacijas, siuntė taip toliau, jau pespeistrus, sako, pas jūs, sako, suplokštė tikriausiai negerai, arba lizdas netoks, arba funkcija nenumatyta. Vienu žodžiu, matysime biškį kitaip. Visi telefonai veikia, dabar filmuoju su mamos ir planuoju pirkti kamerą, kad būtų normali kamera, normalūs mikrofai, normali kokybė, kad galėčiau pateikti iš tikrųjų gerą produktą. Pasikūriau Patreoną, jau turiu 3 prenuminatorius, galėčiau padėkoti vardais, bet kol neatsiklausiau, gal vardų neminėsiu. Ką planuoju? Planuoju sutvarkyti garsą, sutvarkyti vaizdą, dėti iliustracijas, daryti montažą ir tol, kol to nepadarysiu, neturėčiau apmokestinti turinio. Tai nekokybiško turinio aš tikrai neapmokestinsiu ir tie jau, kurie dabar pasirašėt, laikau tai parama, skatinu kitus prisidėti, nes išlaidų tikrai nusimato, bet aš pasistengsiu. Grįžtant prie karo. Kas įdomesnio? Žuvo 6 korėjiečiai, 3 ligoniniai guli Maskvoje, žuvo Donbase. Kalbame apie tai, kad tai buvo inžinieriai, darau prielaidą, tvarko balistinės raketas KN-23, kurios ne visada kokybiškos. Jeigu žuvo 6-3 ligoniniai, kiek jų iš viso yra? Korėja kaip ir neneigia savo karių dalyvavimo, sako taip, jeigu reikės, atsiųsim ir daugiau. Toks labai įdomus pasakymas. Spalio 7 Putinas švenčia gimtadienį, dega sandėliai, amunicija, antriniai sprogimai, tai yra antrinės detonacijos, kai tik kaista sandėliai ir paskui fejerverkai, dega naftos talpyklos, labai dažnai gaisrininkai laukia, kol viskas sudegs ir paskui vėsina konteinerius, nes bijo sprogimų, nes tada gaisrininkai atsiduria ligoninėse arba kitur. Prisiminkim pernai, spalio 7. Hamas ataka. Ar tai buvo suderintas su Putino gimtadieniu ar ne? Labai abejoju. Bet šiaip labai įdomiai skamba. Izraelis ir Irakas auga įtampą. Kažkas bus. Tiksliau jau yra. Jungtinės valstijos skiria didelės sumas pinigų Izraeliui. Tai gali įtakoti sumas pinigų Ukrainai, bet jie skiria ne tik Izraeliui, bet ir savo laivynui, kuris yra Viduržemio jūroje. Mane glumina paraleliai 91. Kai pas mus revoliucija, o Jungtinės valstijos vaduoja Kuveitą nuo Irako. Ir mes tada labai bijojom, kad pasaulio dėmesys nukryps nuo mūsų į ten, kur, galbūt kažkam svarbu, bet mums svarbu. Nuo mūsų nepriklausomybė. Manau, ukrainiečiai mąsto dabar panašiai, kad tai, kas vyksta pasaulyje, gali nukreipti dėmesį nuo Ukrainos ir atsiranda žmonių, kurie sako, jūs sėskit pagaliau prie derybų stalo ir susitarkite. Atiduokit Putinui tas 4 sritis, kuris jisai paskelbė referendumus ir pamirškim. Ukrainiečiai sako, nepamiršim, nes jie susitvarkys ir puls iš naujo. Tada kiti sako, gerai, tada win-win. Šitą atiduodam Rusijai, o kas liko Ukrainos, priimam į NATO. Dabar pabandykite įsivaizduoti. Ar visos NATO valstybės
pritars Ukrainos narystėje NATO šiai tokioje situacijai. Taigi mes išeiname tą diplomatinį karo lygmenį ir nepamirškime žanro klasikos. Karas tai tik politikos tęsinys kitom priemonėm. Tai yra politika irgi yra karas. Diplomatija yra karas. Ekonomika yra karas. Kai kurie žmonės tai vadina hibridų, nemėgstu šito žodžio, bet ateityje mes pasikalbėsime ir apie hibridus. Ačiū Jums už dėmesį.